Labas draugai, vėl susitinkam. Labai džiaugiuosi, kad kol kas pavyksta sėkmingai kurti turinį, kiekvieną savaitę jį paleisti jums į peržiūrą. Tai tikiuosi, kad ir toliau taip seksis, o tą progą noriu jūsų paprašyti, palaikinkit, pasubscribinkit, labai prašau, tai padės mano algoritmui. Tikrai nežinau, kur randuosi, miško masyvas yra beprotiškai didelis. Nei kelių praktiškai nėra, vieną kelią, kurį dabar suradau, mišku pelkėtų tiesiog klajojau ilgą laiką, kol vos suradau. 44 metais vokiečių kariuomenė ties čia jau buvo gavusi įsakymą nei žingsnio nesitraukti atgal, arba mirt, arba laimėt, bet nepasiduot. Čia vyko tikrai įnirtingas mūšis visam šitam rajone. Ir manau, ten, kur vyko įnirtingas mūšis, ten tikrai turi būti istorijos kažkokių pėdsakų likę iki šios dienos. Tai bandom paeit ir pasižiūrim, ką signalai mums parodys. Iš tikrųjų, tai jau viskas, jau karšta. Ačiū Dievui, dar vėjas kažkiek atgaivina, bet tikriausiai greitų metų reiks keltis į vandenį paieškoms. Jūs pasižiūrėkit, chebryte, ką aš radau. Ta prasme, aplinkui neapmatomi toliai miško. Pelkės ir miškas. Pelkės ir miškas. Ir ateinu, ta prasme, kažkoks pastatas grožių buvęs senas. Bet, man atrodo, kažkas viduje dar ir įsikūręs gyvena. Einam pasižiūrėti. Ta prasme, pasižiūrėti. Žiūrėkit. Wow. Wow, koks pastatas. Pečius. Pečius padaryti 100%. Bet čia toks vaizdas yra, kad va čia su pakura pečius ir ten šildosi. Aš nuoširdžiai nesuprantu, kas čia gyvena per miškinis. Ta prasme, daiktai. Čia atrodo kaip ir būti iškasti daiktai, bet nesvarbu. Ir dar tenais, tik pamatai jau vienas pastatas va čia toksai. Einam pasidaryti, pasižmonint su detektorium. Matot, metalų tai yra tikrai. Žiūrėkit, realiai arkinis rūsys yra ir dar įlindimas tenais yra. Labai stipriai užgriuvęs vidus. Realiai norint tikrinti vidų reikia viską atsikast. Yes! Tikrai vokiečiai buvę. Vsio. Man jau gerai. Pirmas radinys. Šaukštas šakutį. Žinoma, metaliniai, tai metaliniai sugadinti. Jau toks radinys, kuris vertas dėmesio. Kažkas įdomaus, tik tai skariška dėžutė. Ir šiaip netgi va šitas daiktas identiškai atitinka vokiškos dujokaukės bakelio užsegimą. Lemba duoda 99, kad vokiškas dangtelis kažkieno. O vėjas koksai. Eik, dairausi, kad neužkristų koks baslis ant galvos. Bet dabar radau aukso puodą. Jackpotas. Jackpotas tai čia tas biški kitoks, negu galite įsivaizduoti. Visi pagal žymėjimą, markiravimą matau, kad seni buteliai. Din. Matot? Užrašas Din reiškia vokiško gaminimo butelka.
Chebryte. Bet ta prasme, pažiūrėkit, kokio grožio butelis. Nežinau, arba aš kvailas, arba aš ne vienas toksai, bet tikrai matau to butelio grožį. Va šitą jie tokia, va tokia, tai man patinka. Po tokiom geriau po tokiom vietom nesilankyti ir stengtis pamačius apeit jas. Čia ta prasme, koks pavojus. Aišku, laikosi tai tvirtai įsirėmus, bet čia tik klausimas, kada nuvirs. Vokiškas šokolakiai, labai gaila, kad amen pasibaigus, bet radinių vokiškų tikrai yra. Oba, čia pat ant paviršiaus mėtosi. Esu matęs. Kažkas tai nuo granatos, minos, kaip apsauga tokia būtų. Lygtis kažkas sovietinio. Ta prasme vėjas belekoks. Čia signalas irgi belekoks. Nu va. Uodega, dangtelis kažkoks. Esu matęs kažką panašaus irgi. Dangtelis žodžiu. Nu va. Tylas, gilus signalas. Toks vapšudiukas, nežino daug kas galbūt, bet čia yra energetinio gėrimo tabletės, vokiško energetinio gėrimo tabletės. O, chebryte, išeisiu kaip nugalėtojas šiandien dieną. Paskutinis radinys, sakiau, daugiau jau nebekasiu. Ir, man atrodo, mašingano dėžiai. Bandom pasižiūrėti, išsitraukti. Labai nedėkinga žemė. Va taip. Regis gal ir buvo MG dėžė iš pirminių vertinimų, bet tik tiek iš jos ir belikė. Nu ką, butelką susirinkau į maišą ir skubinu namo. Vakaras su erkėm labai stipriai kovojau šiandien ir tiek žinių. Žodžiu, apjungiu su dar viena išvyka šitą video. Ir pasimatom už 1, 2, 3. Cintabre, grįžau labai greit. Ir turim pirmą radinį. Tom. Na, ką jūs manot? Buožės apkaustas. Galvoju, mosino. Žalvarinis cilindriukas. Blemba chebra. Kažką radau labai, kažką negyvo. Pažiūrėkit. Apkasas, apkase maišas. Ir pilna musių ir maitėdų vabalų. Maitą valgančių vabalų. Ta prasme, čia minkšta. Nežinau. Aš viliuosi, kad čia, ta prasme, kad čia tik tais medžiotojų paliktas šiukšlės. Aišku, ir taip negalima daryti. Aš ten nelįsiu ir netikrinsiu, bet kažkas žiauraus. Ten kažkas šlykštaus ir žiauraus. Wow, chebryte. Cool, made in Germany. Bet blema, gal yra, kas kolekcionuoja prezervatyvų pakuotės. Galiu parinkti. Šitų labai daug randasi kaip kartais. Bet šis žiauriai atrodo senas daiktas. O, buvo kasgi čia?
Dažų spalva atrodo gaivokiška. Oho, hebra. Oho. Numeriai. Kas čia per daiktas? Gal sovietinis, gal ne. Man patinka, bet kaip man reikės juos nešti dabar. O aš juos tikrai nešiuosi. Na jo. Šiukšlė rinkys. Bet radiniai patinka. Šiuolaikinis kirvis. Blemba, reikia imti viską į namus, ne? Sunku kupriniai tampyti viską. Nugi. Daihatsu. A kaip čia buvo? Daihatsu kada pagamintas iš tikrųjų? Gal senas daiktas? Gražu. Nu, nežinau kaip kamera tą perteikia, bet man tai gražu. Pietūs, kai visada. Va. Kažkieno išlupinta dėžė cinkuota. Šovinių dėžė. Labai keistas radinys. O, čia pas mane jau kaip klusai, kaip ir turi būti, kaip pas dėdę. Ta prasme, hebra, to kiaušinis. Kiaušinį radau, bet signalą muša, žinot kiek? PM, šiam, ta prasme. Ir jisai belia kaip sveria, sunkus toks. Ir šviečia baltai. Kosmosas kažkoks, nežinau. Konserva. Viskas, bičiuliai, parėjau į mašiną. Apėjau, tiksliai nematavau kilometrų, bet gal 15 kilometrų per video. Taip stipriai, aišku, tas nesimato, bet velniškai pavargau. Ir galiu pasakyti tiek, viskas. Vasaros sezonas prasideda ir mišką tikriausiai pamiršiu, kuriam tai laikui. Mes susitiksim ežeruose ir upėse. Na, gal koks nors laukas pasitaikys, jeigu bus sėkminga, pasitaikys laukas, lipsim į lauką pakasinėti. Bet iš miško aš varau ir sugrįšiu tikriausiai į mišką tik tais rudenį. Erkių daug, karšta be proto, uodai kanda, nėra ko save kankint. O mes susitiksim po savaitės, taip kad ate viso geriausio. Jo šmėkla per leptelį ir įkrito į upelį, burbuliuoja vandenį. Šaukia, gelbėk, jei gali. O ant kranto